Tai šiandien paskaita bus apie tai, kad visi mes žmonės norėtume būti terminatoriais, bet dėja nebūsime, visi mes mirsim. Todėl bent kažkiek iš dalies pabūti terminatoriais mums gali padėti drumroll nešiojamieji įrenginiai. Tai yra būtent tie laikrodukai, žiedukai, kuriais mes apsikarstome ir galime matyti savo vidinius organizmo duomenis, širdies ritmą, miegą, galbūt kūno temperatūrą ir taip toliau. Ir truputėlį tada pradžiai, kokiagi ta nešiojamų įrenginių rinka ir jos tikslumas, nes tikrai turbūt aš bent jau savo tarpe bėgikų ir sportininkų, kurie neturėtų ir nesinaudotų laikrodžio, nelabai ir pažįstu, nes ir miegą sekam, ir pulsą, ir stresą, ir atsistatymą. Tai rinka iš tikrųjų yra labai labai didelė. 2024 metais nešiojamus įrenginius nešiojo net 554 milijonai žmonių. Širdies dažnyje matuoja maždaug, plius minus 2-5 procentai tikslumu. Taip pat širdies dažnio variacijos mažiau tiksliai, nes gali būti klaida lyginant su auksiniais standartais net iki 10 ar 15 procentų. Ir VO2 max gali klysti versus laboratoriniai tyrimai net iki 10 procentų. Tai nors ir didelė ta rinka, tačiau turėkime omeny, kad tie nešiojamieji įrenginiai, wearable devices, jie dar nėra tokie tikslus, kokie yra laboratoriniai tyrimai ar kažkokie tai medicininiai, instrumentiniai tyrimai. Ir štai dabar, aš čia pateikiau tokius pačius populiariausius įrenginius ir daugmaž ką jie gali matuoti ir toliau skaidrėse papasakosiu kiek plačiau apie vieną, kiek plačiau apie kitą įrenginį. Tai galbūt būtų Apple Watch, labai populiarūs dabar Garminai, pati aš Garminą nešioju, čia bėgikų pamėgtas Garminas yra labai, labai patogus bėgimui, treniruotėm, triatlonui. Coros taip pat labai sportui puikus laikrodis, Oura Ringas, kuris galbūt, labiausiai tinkamas matuoti miegą, nes tiksliausiai išmatuoja miegą. Taip pat Samsung Galaxy Watch ir žinoma, čia dar yra nepaminėtas Whoopas. Tai irgi tokia įrankė, kuri daug biometrikos duomenų nusiunčia į aparatą ir paskui dienos eigoje galima pasižiūrėti atsistatymą, sportą, taip toliau ir panašiai. Tai visgi ta rinka yra didelė ir kaipgi dabar suprasti, koks tas įrenginys, kam, kokiai funkcijai jums labiau tinkamas. Tai dabar matėt, kad beveik visi įrenginiai turi jutiklius PPG. Tai PPG yra fotopletizmografija, tai turbūt matėt, kas turi laikrodį, kad būna mirksinti žalia arba raudona švieselė. Tai fotopletizmografija yra toks optinis jutiklis, kuris siunčia į odą, į kapiliarą šviesos spindulį ir paskui kiek šviesos atsispindi, jisai pagal tai atpažįsta pulsą, tai dažniausia žalia arba raudoną spindulį, kad aptiktų odos kapiliarų kraujotakos pokyčius. Ir tai yra, pagrindinė tų nešiojamų laikrodžių naudojama technologija fotopletizmografija, būtent pulso stebėjimui. Ir fotopletizmografija matuoja, kaip keičiasi su pulsu kraujo tūris per laiką kraujagysliai, kai širdis susitraukia, kraujo padaugėja, daugiau šviesos absorbuojama, todėl mažiau sugrįžta į jutiklį ir kai širdis atsipalaiduoja, kraujo sumažėja, ta kraujagyslė jos tūris pamažėja, atsispindėja ir grįžta kiek daugiau šviesos. Ir štai emiteris siunčia žalią šviesą, jeigu pulso bangos nėra, daugiau šviesos į detektorių sugrįžta, jeigu emiteris siunčia šviesą ir pataiko ant pulso bangos, mažiau šviesos sugrįžta ir pagal tai tiesiog mechaniniu būdu yra apskaičiuojama. Tai štai kaip nugarėlė laikrodžio atrodo, gali būti raudona, gali būti žalia šviesa, kiek jos yra atspindima, pagal pulsą odai atsimuša į kapiliarą ir šviesa sugrįžta. Aišku, reikia turėti omenyje, kad tai nėra labai tikslus metodas matuoti pulsui, tikrai netoks tikslus kaip tas širdies susitraukimo matavimo diržas sportinis arba elektrokardiograma, nes tai gali iškreipti, pavyzdžiui, ir triukšmas, judesiai, aplinkos šviesa, stresas, gali būti prakaito lašeliai, ne taip per vandenį atsispindi ta šviesa, todėl tas pulso matavimas, jeigu jau ruošiatės kokiam maratonui arba sportui, neturėtų būti naudojama nuo laikrodžio, nes gali būti nelabai tikslu. Bet šiaip gyvenime pasižiūrėti savo pulsą, ėjimo metu, miego metu, tai jisai gan tiksliai matuoja. Dabar vėl toliau apie širdies ritmą. Kalbant, koksgi tas tikslumas ir galimos klaidos,
Tai pagrinde laikrodis ir naudoja fotopletizmografiją, bet netiesioginį elektrinį signalą, dėl to gali būti netikslu. Ant riešo esantys davikliai gali plius minus iki 5 kartų klysti ramybės metu ir intensyvaus krūvio metu, intervalų metu, ar plaukiant, ar bėgant, ar važiuojant dviračiu, gali net viršyti 20 kartų. Tai dabar įsivaizduokit, jūs bėgate savo ramų bėgimą, matuojat pulsą nuo riešo laikrodžio ir pulsas rodo 160, bet jaučiatės, kad tikrai nepasiekėt 160, o iš tikrųjų realybėje gali būti ir 140 tas pulsas, tai va toks gali būti net ir skirtumas. Vėlgi, odinė pigmentacija, tatuiruotės mažina signalinį santykį, juodaodžiam galbūt gali būti didesnė paklaida. Klinikiniai EKG davikliai, tokie kaip Apple EKG, jie turi kiek aukštesnį tikslumą, net iki 98 ir gali aptikti netgi ritmo tam tikrus sutrikimus, tačiau tai nėra medicininis prietaisas. Vėlgi įsidėmėkim, nes nėra praėjęs laboratorinių tyrimų. Ir pavyzdžiui, Koros ir Garmino laikrodžiai palyginus su krūtinės diržu, atitinka 92%, nuo 92 iki 96% tikslumo. Tai jau beveik atitinka auksinį standartą, jau tikrai yra netoli. Netoli to tikrojo pulso, kuris yra. Ir štai pagal fotopletizmografijos metu pamatuotas heart rate'as, širdies ritmas, tai kuo mes intensyviau treniruojamės, tuo laikrodžio pamatuotas pulsas yra mažiau tikslesnis. Vat pavyzdžiui, high intensity training, ta klaida gali būti netgi 18 kartų per minutę, bėgimo metu 8 kartai, ėjimo 4, ramybėje 2. Tai kuo mes ramiau sėdim, tuo tiksliau laikrodis gali pamatuoti mūsų pulsą. Toliau pereinam prie širdies ritmo variabilumo, HRV, tai stresas ir regeneracija. Tai HRV yra ne pulsas, bet laiko intervalas tarp širdies dūžių variacijų. Tai jeigu tai paprastai tariant, kuo didesnį HRV turim, tuo mes labiau atsigavę ir pailsėję, kuo mažesnį HRV turim, tuo galim spręsti, kad per lėtas atsistatymas esam nuvargę, kai sergam infekcinė liga, labai yra žemas HRV. Ir jisai būtent parodo autonominės nervų sistemos pusiausvyrą, tos nervų sistemos, kurios mes sąmoningai negalim valdyti. Ir štai čia pridėjau print screeną, kaip atrodo iš Garmino HRV. Tai tiek žmonės, kurie turi Garminą, gali savo širdies ritmo variaciją stebėti ir matyti ir netgi pasižiūrėti, esu žaliame laukelyje, mano HRV kyla, vadinasi, mano atsistatymas geras. Tai galbūt trumpai tiek apie HRV ir įrenginių tikslumo palyginimas. Tai tiksliausiai galbūt iš visų mano parinktų Oura Ringas parodo širdies ritmo variabilumą ir mažiausiai tikslus yra Apple Watch. Ir štai per vidurį yra Garminas, bet bent jau man tai Garmino tikrai pakanka. Ir praktinis taikymas, tai dabar radau tokį įdomų tyrimą, kad buvo lygintos 2 grupės sportininkų. Vieni tiesiog treniravosi pagal standartinius treniruočių planus tam tikrą laiką, o kiti sportininkai, jiems buvo keičiamos ir adaptuotos treniruotės pagal HRV. Tai tie, kurie stebėjo savo širdies ritmo variabilumą ir pagal jį keitė eigoj treniruotės, pasiekė geresnių rezultatų. Tai tarkim, jeigu jum treneris įdeda bėgti sunkų intervalą arba sunkia treniruotė, bet jūsų HRV žemas, tai tarkim toj grupiai, kur buvo adaptuojamos treniruotės pagal HRV, tai tą sunkią treniruotę pakeisdavo, tarkim, recovery, lengvas bėgimas. Tai va tie, kurie ne taip labai save pušino, bet atsižvelgia į savo HRV ir kūno signalus, tie sportininkai pasiekė geresnių rezultatų. Tai va ir kaip ir su sportu, kaip ir visur gyvenime, ne visada tas darymas sunkiai ir per prievartą atneša rezultatų. Nes poilsis, ypač sporte, yra labai labai svarbu. Na ir dabar apie VO2 maksą, nes VO2 maksas parodo būtent mūsų aerobinę ir anaerobinę žinomą talpą. Ir kuo jisai mums yra svarbus tas rodiklis, jisai yra stipriausias širdies ir kraujagyslių sveikatos rodiklis, taip pat dabar ir longevity labai nagrinėjamas, kuo didesnį VO2 maksą iki tam tikros ribos mes turime, tuo mes esame labiau ilgaamžiški ir labiau sveikesni. Ir
būtent yra įrodyta, kad sėslus lygis tų žmonių, kurių VO2 maksas mažiau negu 30 ml deguonies kūno kilogramui per minutę, turi tie žmonės panašius rizikos profilius kaip ir rūkantieji. Ir Garminas, tas pats Coros, Apple turi galimybę išmatuoti VO2 maksą ir jie gan tiksliai išmatuoja, bent jau mano pačios laikrodis tai tik per vieną vienetuką skyrėsi nuo to, ką pasidariau laboratorijai, bet dažniausiai tai būna plus minus 3-5 ml kilogramui kūno per minutę versus laboratoriniai testai. Tai jeigu norit tiksliai, žinoma, eikite į laboratoriją ir pasidarykit VO2 max tyrimą, bet laikrodžiai tikrai gan patikimai ir gan gerai parodo. Ir štai čia maždaug kokie gali būti VO2 max vidurkiai tiek vyrų štai mėlynai, moterų oranžiškai. Ir žinoma, su amžium tas aerobinė talpa, jinai kažkiek mažėja, tai žinoma reikėtų daryti ir bėgimą, ir intervalinės treniruotės, ir kardio, kad palaikytumėm VO2 max rodiklį kuo pastovesnį ir kuo didesnį. Dabar toliau apie miego analizę, nes mes galimgi ir miegą stebėti, savo deep sleepą, savo REM miegą, miego trukmę, miego kokybę, pabudimus. Tai palyginsiu dabar visus šitus nešiojamuosius aparatus su polisomnografija. Polisomnografija tai yra auksinis miego kokybės, trukmės, gylio ištyrimo standartas. Žodžiu, tai yra visa kita lyginama yra su polisomnografija. Tai Oura Ringas, Apple Watch'as, Garminas arba Coras, jau tie sportiniai laikrodukai ir Samsung Watch 6. Tai čia tokie populiariausi miego matavimo prietaisai ir Oura Ringas, jisai yra kol kas geriausias nepolisomnografinis įrenginys, bendrą miegą daugmaž pamatuoja plus minus 10 minučių ir lyginant su standartu, tai yra su polisomnografija, jisai tiek REM miego, tiek gilaus miego atspindi maždaug nuo 70 iki 80% tikslumu. Aišku, dar yra kur pasistengti, bet tikrai ganėtinai tiksliai. Apple Watch'as įsidėjo miego fazes ir miego fazių matavimą į savo laikrodukus nuo 2019 metų, tačiau jis yra truputuką mažiau tikslus negu Oura Ringas, būtent kalbant apie REM miego matavimą ir dar turi tokią funkciją kaip atsistatymo indikatorius, bet čia jau viduje savo. Garminas, ką turi, tai jisai labai turi tokią fainą funkciją body battery, tai yra būtent Garminui būdinga ir man labai patinka, kad ryte atsikeli ir gali pasižiūrėti, kiek tu atsistatei, bet vėlgi ne į skaičių žiūrėkim, o žiūrėkim labiau kaip jaučiamės. Ir pavyzdžiui, atsikeliat, matot, 99% iš 100. Jau nuotaika pakyla, jau viskas faina, smagu ir ta body battery, jinai per dieną, jeigu daugiau sportuojat intensyviau, jinai greičiau nusenka, jeigu mažiau sportuoja, daugiau ilsitės, jinai gali netgi būti beveik ir neišsikrovus iki dienos galo. Tai čia toks sąlyginis įdomus visai pasižaidimui dalykas, kaip savo kūną, savo atsistatymą, žiūrėti kaip į bateriją, kuri dienos eigoje išsenka. Ir žinoma, integruota su treniruotėmis, taip pat jisai matuoja gan gerai HRV, gan gerai matuoja heart rate ir būtent, kaip ir minėjau, laikrodukai truputį tiksliau ramybės metu išmatuot gali pulsą, todėl gali pamatuoti būtent ir miego metu tą mūsų ramybės pulsą gan tiksliai. Ir taip pat turi perspėjimus apie perkrovą, tai turim tą Garmino, kur sako, pailsėk dabar 3 paras, nes sunkiai bėgai. Tai va, tai čia irgi visai smagi tokia funkcija. Ir Samsung Watch, tai jisai turi bioelektrinės varžos analizę kūnui plus miegą, taip pat gali Samsungas aptikti knarkimą, galima netgi juos stebėti SPO2, tai yra deguonies įsisavinimą ir turi netgi sleep coaching funkciją, tai iš tikrųjų priklausomai nuo to, kokių funkcijų jums reikia, bet vis tiek kol kas dar nėra tokio aparato, kuris būtų nešiojamas ir kuris atitiktų būtent polisomnografijos tikslumą, bet aš manau, kad ateityje technologijom tobulėjant tikrai kuo arčiau polisomnografijos mes turėsim. Ir aš dabar visus tos laikrodukus sudėjau savo dirbtiniam intelektui ir paprašiau, kad man nupieštų žmonės. Kokie žmonės daugmaž nešioja kokį laikroduką. Tai labai įdomu, kad Oura Ringas tai biohakeris, dėl Garmino tai visiškai pritariu, dėl Garmino ir Coros bėgikai, triatlonininkai, sportininkai.
Vat Samsung Watch'as Daily Optimizer, toks lengviem pasivaikščiojimam galbūt, ir Apple Watch The Ultra User. Tai taip iš tikrųjų įdomiai parinko, bet man labiausiai tai patiko Garmin Ultra Runneris. Čia tai pritariu visiškai, tikrai geras sportinis laikrodukas. Dabar streso matavimas. Laikrodžiai gali matuoti ir stresą, tai per HRV, palyginus su kortizoliu, kaip atsispindi kitos biometrikos versus kortizolio matavimas seilėse. Tai irgi labai labai buvo įdomu, kaipgi tie įrenginiai matuoja stresą, kaip jie gali per aplinkui, bet netiesiogiai pamatuoti tą stresą. Garminas turi stres skorą ir jisai per tai gali pamatuoti stresą. Tada Fitbitas per EDA elektros odos aktyvumą gali pamatuoti prakaito liaukų aktyvumą ir tai gali parodyti kaip psichologinį streso žymenį, nes jisai matuoja drėgmę, bet vėlgi tai nėra labai tikslu, jeigu mes tarkim eisim į pirtį, prakaito liaukos bus aktyvesnės, tai nereiškia, kad bus daugiau streso, bet tai gali parodyti irgi, kad daugiau stresuojam, nors iš tikrųjų galbūt esam karštoj aplinkoj. Ir Apple Watch, jisai turbūt nerodo tiesioginės streso metrikos, bet jisai gali parodyti per HRV, per širdies ritmo variaciją ir turbūt tiksliausiai stresą gali padėti pamatuoti WHOOP apyrankė per savo recovery score, nes jinai matuoja ir miegą, ir širdies ritmą, ir HRV, ir pagal formulės atitinkamai išveda tokį kompozicinį streso modelį. Ir štai dabar radau tokį tyrimą, kur palygintas kiekvieno įrenginio tikslumas su seilėse ištirta kortizolio koncentracija. Kaipgi tai koreliavo, tai matom, kad WHOOPas yra tiksliausias, Oura mažiau tikslus, tada Garminas ir tada jau Fitbitas. Tai visgi galima palyginti su seiliniu kortizoliu. Toliau, ką mes dar galime savo aparatais pamatuoti, tai mes galim pamatuoti deguonies įsotinimą, kvėpavimo dažnį bei galim užfiksuoti tam tikrus miego apnėjos epizodus. Tai mūsų kraujo deguonies saturacija, kiek mūsų kraujyje tuo metu yra deguonies, norma turėtų būti maždaug 95–96% ir viskas, kas yra mažiau 90% jau skaitosi deguonies trūkumas, tai yra hipoksija. Taip pat žmonėm galbūt, kurie turi ar knarkimą, ar naktinės apnėjas. Apnėja tai yra, kada išnyksta trumpam laikui kvėpavimas, gali būti ypač naudinga, kad žmogus ryte atsikėlęs gali matyti, kiekgi tų naktinių apnėjų ar knarkimo epizodų buvo. Taip pat turim, Garminas turi šitą funkciją, Corosas turi šitą funkciją, tačiau tai nėra taip tikslu, kaip tas ant piršto naudojamas pulsoksimetras ir vienintelis, kas yra patvirtintas kaip medical device, kaip medicinos prietaisas, tai yra Apple Watch Ultra. Food and Drugs Administration yra jau patvirtintas SpO2 matavimui. Ir pavyzdžiui, kvėpavimo dažnis, laikrodukai irgi gali kvėpavimo dažnį matuoti, tai kuo didesnis kvėpavimo dažnis, ankstyvas infekcijų signalas. Tai irgi gali būti kaip vienas toks indikatorinis, kai dar nelaužo kaulų, kai dar nėra temperatūros, bet mes pradedam naktim dažniau kvėpuoti, tai galima galvoti, kad jau kažkada bus ta infekcija. Ir štai buvo netgi atliktas Fitbit tyrimas 2020 metais, kuris parodė, kad didesnis naktinis kvėpavimo dažnis turi net 70% jautrumą, kad žmogus gali turėti COVID-19. Bet čia toks kaip predikcinis veiksnys, simptomas, ne diagnostinis kriterijus. Va, ir štai, kad būtent nešiojami SpO2 matuokliai ar laikrodžiai integruoti, jie nėra patvirtinti miego apnėjos diagnostikai. Ir dar irgi turėkime omeny, kad juodaodžiams matavimai netikslesni dėl melanino, būtent dėl odos pigmentacijos. Ir tai yra būtent aktyviai tyrinėjama problema, nes rasinis skirtumas iki 3 kartų dažnesnė klaida, netaip tiksliai gali pamatuoti. Va, ir štai kaipgi dabar vyksta būtent tas SpO2 matavimas. Jeigu paimkim tą standartinį pulsoksimetrą, tai tiek raudona, tiek infraraudona šviesos eina per nagą, per pirštą ir atsimuša į sensorių. Ir kiek jų yra sugeriama, tiek pagal algoritmą procentaliai yra apskaičiuojama, kiek kapiliaruose ir kraujagyslėse yra deguonies. Ir
Vėlgi, jeigu moterys, mes, ir gal vyrai, lakuojamės nagus, turim kažkokių žaizdelių, tai net ir tas su pulso oksimetru pamatavimas per tą patį laką, jisai gali būti nelabai tikslus ir gali rodyti hipoksiją. Toliau truputuką labai trumpai jau dabar apie tokius intervencinius, kad turim dar nepertraukiamą gliukozės monitoravimą, tai čia galbūt iš kito pogrupio nelabai wearable devices, bet turim Dexcomą, turim Abbotą, turim Stilo, turim Nutrisensą. Greičiausia populiariausias yra Dexcomas dabar Lietuvoje, kai galima įsidėti į paodį ir tarp ląstelinėme skystyje yra jutiklis, kuris nuolatos 24 valandas per parą rodo gliukozės koncentraciją štai tarp ląstelinėme skystyje. Tai žodžiu, čia toks ne kaip wearable devices, bet tiesiog ką mes dar savo kūne patys būdami, ne gydytojai galim pamatuoti. Tik tai ne visada galbūt reikia tiesiog žinojimui, kad yra ir tokie prietaisai. Ir galima dar, žinoma, ne tik gliukozę pamatuoti, bet galbūt tiem žmonėm, kurie laikosi mažo angliavandenių kiekio dietų arba keto dietų, tai taip pat galima matuoti ir ketonus kraujyje, kvėpavime bei šlapime ant juostelių, kraujyje iš piršto. Ir dabar truputėlį bendrai, kokį aparatą galbūt kada pasirinkti. Tai tarkim, jeigu jau norime būti visiški super biohakeriai ir stebėti kiekvieną savo širdies dūžį, miego kokybę, tai tarkim ryte būtų gerai turėti miego kokybę, tai tam geriausias būtų Oura Ringas bei Garminas, kuris parodo parengtį nuo 0 iki 100%, tai taip vadinama ta body battery. Dieną sportui vėlgi rinktumėmės Garminą galbūt, ketonus pasimatuotume, įsivertintume VO2 max su laikroduku, naktį būtų gerai turėti gan tikslų SPO2 pamatavimą, aptikti miego apnėjas ir savaitiniam paskaičiavimui savo atsistatymui, tai vėlgi glikeminį indeksą, atsigavimo balansą, treniruočių apkrovą bei pastebėti mūsų HRV tendenciją. Tai čia reikėtų iš tikrųjų šiauriai daug aparatų ir jų turėti, apsikarstyti ir pasižiūrėkit, ar tikrai kartais mums verta ir reikia tiek daug visokių aparatų turėti, stebėti savo gliukozę, kiekvieną rodikliuką ir gali netgi būti toks paradoksas, kad mes norėdami turėti tobulą ten body battery pamirštam atsisukti į save ir pasižiūrėti, kaip mes jaučiamės, nes kaip man yra treneris sakęs, Ieva, kaip tu jautiesi, tugi save treniruoji, ne laikrodį, tai kartais sustokim, pagalvokim, kaip mes jaučiamės, o ne ką mums laikrodis sako. Tai yra geras būdas pamatyti, kur galbūt reikėtų man pailsėti, ką galbūt galėčiau pagerinti savo miegui, tačiau tai nėra tas dalykas, į kurį reikia visiškai 100% kreipti dėmesį, nes tada gali išsivystyti, kaip ir yra toks terminas ortoreksija, perdėtas sveikas maitinimasis, ir taip pat yra ortosomnija, kada mes perdėtai norim turėti gerą miego skaičiuką. Tai iš tikrųjų dažnai sustokim, pagalvokim, kaipgi mes patys jaučiamės ir vėlgi dabar kokiegi tie apribojimai, kodėl visgi, kaip ir minėjau, nereiktų visiškai pilnai pasikliauti šitais visais aparatais. Tai visų pirma validacijos problema. Dauguma pramonės tyrimų finansuojami yra gamintojų, o gamintojai yra suinteresuoti ir dėl to, kada būna atliekami nepriklausomi tyrimai, jie randa žymiai didesnės klaidas būtent fizinio krūvio metu. Ramybės metu tai tyrimai ir rezultatai atitinka, tačiau pramonė netaip dažnai ištiria sportininkus būtent fizinio krūvio metu, kokios yra tos ar širdies dažnio, ar SPO2, ar VO2 max paklaidos. Toliau fotopletizmografija, vėlgi nelabai tikslus metodas matuoti pulsui, judesio artefaktai, odo temperatūros pokyčiai, gali būti vėlgi netinkamas tas prietaiso prispaudimas, netinkama prietaiso lokacija ir netgi galima klaida iki 20 dūžių per minutę. Vėliau duomenų privatumas. Biometriniai duomenys saugomi gamintojų serveriuose. Nėra kol kas tai aiškiai reglamentuojama, kaip mes turėtume saugoti vieno ir kito žmogaus miego, pulso, galbūt ten mėnesinių ciklo. Galiausia, Garminas irgi gali sekti duomenys ir mažai tyrimų atliekama apie duomenų nutekėjimo rizikas. Tai va čia dabar neseniai, man atrodo, prieš kelis mėnesius ar prieš pusę metų buvo skandalas, kai iš vieno mėnesinių ciklo sekimo
appso nutekėjo duomenys viešai, tai vėlgi tikrai turbūt nelabai malonus dalykai, tai čia irgi reikėtų daugiau dėmesio ir atsargumo. Vėliau demografinis šališkumas, kad didžioji dalis tyrimų atliekama su vidutinio amžiaus baltaodžiais vaikais suaugusiais ir neapima vyresnio amžiaus neuropietiškos odos arba ligotų su lėtinėmis ligomis žmonių. Vėlgi algoritminis neskaidrumas, tas pats Garmin Body Battery, Whoop Recovery, Aura Readiness, tai yra būtent jų viduje patentuoti algoritmai ir jų plačiau tyrinėti neįmanoma palyginti ir neįmanoma nepriklausomai reprodukuoti, nes jie yra užsipatentavę savo viduje ir diagnostinė vertė, šitie aparatai negali diagnozuoti ligų, jie negali būti skirti ligų stebėjimui, jie negali būti skirti diagnostikai ir FDA, būtent Amerikos Food and Drugs Administration, yra patvirtinti tik labai riboti naudojimo atvejai, tai kaip ir minėjau, Apple galim matuoti SPO2, tą deguonies saturaciją ir kitais labai retais atvejais ir praktinis taikymas dabar tokia lentelė, rekomendacijos pagal tikslą, tai tiesiog sudėjau visus populiariausius ir kam labiausiai tiktų, tai Apple Watch tiktų galbūt tiem, kas turi ritmo sutrikimų, širdies sveikatai, Garminas ir Korosas sportininkam labiausiai tiktų, Aura Ringas, kas nori kreipti dėmesį miego optimizavimui, žinoma, turim ir keto matuoklių, ir gliukozės matuoklių, tai tarkim Dexcomas, streso valdymui galbūt Fitbitas arba Garminas puikiai tinka su savo Stress Core ir Body Battery. Ir bendrai sveikatai, biohackingui, tai tarkim Aura Ringas plus gliukozės matavimas. Tai iš tikrųjų, aš manau, jūs galit pagal savo poreikius, ko jums labiausiai reikia, irgi vėlgi pasinaudoti dirbtiniu intelektu, susirašyti ir jau jisai jums tada parodys, parinks tą geriausią aparatą. O gal ir iš vis jums jokio laikroduko ir nereikia. Ir kad technologijos yra puikus įrankis jūsų savijautai, tačiau nepamirškit, skaičiai niekada neatstos common sense, tai yra sveiko proto ir jie yra tik pagalbinė priemonė, bet jie neturėtų būti tikslas. Šaltiniai.